Eina per vandenį, neskęsta. Eina per ugnį, nedega. Eina per ledą, nelūžta. Eina per šiaudus, nešnamžda. Eina per stiklą, nekraujuoja. Eina per sieną, nesustoja. Eina per rūką, nepaklysta. Eina per mane, gimsta. Eina per žemę, miršta. Ar aš jau toks gimiau? Juodas plunksnų kamuoliukas ridenaisi, kol atsimerkiai. Tuomet apsidairei, sukiodamas galvą į 4 pasaulio šalis ir tarei. Jei pasaulis yra rutulys, varnas yra jo centras. Taip, tu tikrai gimei pasiruošęs išgirsti. Labai greitai pradėjau skraidyti. Manęs net nereikėjo mokyti. Iš toli pamačiau šakotą tvirtą medį. Atskridau ir nutūpiau ant viršūnės. Apačioje gulėjo tingus žaltys. Moteris ir vyras slėpėsi medžio pavėsyje. Sparnais pridengiau jo šakas. Galingam medžiui varno šešėlis patiko. Varno šešėlis krito ant žemės krašto. O vieta ir tai buvusi drėgna tapo dar drėgnesnė. Iškasus duobę stodavo vanduo. Todėl aplinkui išrausė griovius, apsodino medžiais, gražiais augalais, šakose lakštingalos ir gegutės tupėjo, savo giesmėmis praeivio liūdną nuotaiką sklaidė. Greitai kapinės tapo jaukiu parku, žmonėms pasivaikščioti ir pamastyti apie gyvenimo trapumą bei tikrąją laimę. Aukštame medyje tupiu ir stebiu, kas ant žemės vyksta. Pokariu, kai ant kapinių koplyčios smailės uždėjo blizgantį aukso kupolą, nuo kapinių vartų link cerkvės spiesdavosi vaikai ir vargėdos, atkišę rankas išmaldos. Bet tik vienas iš jų buvo tikras kapininis vargeta. Tai toks, kuris ir su gyvaisiais, ir su mirusiais bendrauja, sielą savo buvusius kūnelius į kapą palydinčias mato. To kapininio akis tamsios kaip mano, juodo vandens spalvos. Tai mes abu susimokę žmonės gąsdindavome, kai koks vėlyvas svečias norėdavo kelią į namus sutrumpinti ir per kapines sukdavo. Aš užpuldavau į plaukus iš nugaros, o kapininis baltą kaukolę ant baslio pamovės virš kapo kaulais tarškindavo. Žmonės gudrus daugiausiai jam variokų primesdavo. Pro kitus vargetus galėjo ramiai praeiti, bet kai eidavo pro vaikį kapininį, pirštai patys kišenėje varioką surasdavo, kad tik jis nieko blogo jiems nelinkėtų. Kai cerkvės šventikas dalindavo kūtę, medų sumaišytą su grūdais, kapininis šaukštų į kaktą negaudavo, nors ir 3 kartą į eilę stodavo. Turėjo jis varniškos prigimties, tik skraidyti, kad nemokėjo. Vėl varna šaudo, linksminasi žmoneliai. Tegul linksminasi, laikai permainingi. Čia giedras dangus, čia jau pragaro ugnis gabalais versta.
Vėjas apsuka ratą aplink žemę ir nutupdo aitvarišką uodegą Himalajų olose. O jie negrįžta iš jūros. Jie negrįžta iš jūros, iškalta akmenyje, per kurį srūva ir srūva ramiojo vandenyno bangos, plaudamos čia sustojančių žmonių atmintį. O vartai vis dar atviri sugrįžtantiems. Kokia paguoda. Srūva laikas. Ryšys su laivu Linkuva dingo 9 val. Ryto. Lietuvių įgula, galbūt, kurį laiką plaukė uragano akyje, to net nežinodama. Jiems buvo ramu, gal net švietė mėnulis, kai staiga pasiekus uragano akies kraštą laivas atsidūrė audros spąstuose. 80 metrų per sekundę greičiu lėkė vėjas ramiojo vandenyno paviršiumi prie Meksikos krantų 2000-ųjų vasarą. Ilgesiu, širdimi, atminties labirintu, srovėmis, gelmėmis, jūržolių gijomis, šviesa, meilė, auksu ir žvaigždėmis, akmens šiluma, širdies angelė, rožiai skleistis, kaip pravirą langą paliksiu, miegok. Miegok gelmės lopšyje, aš tavęs nesapnuosiu, paklaidinsiu.
Eidami per kapines žmonės užsidėdavo kaukę, tik ne ant veido, o ant pakaušio, kad paukščiai nagais į galvą nekibtų. Visi žinojo, kad varnai iš priekio nepuola, tik iš nugaros į pakaušį snapu kerta ir nagais drasko. Taip žmonės ir įprato su dviem veidais vaikščioti, kad sveiką galvą išsaugotų. Iš sukilimo vado Jono Polovinsko Budrio atsiminimų apie pasirengimą 1923 m. valdžios perversmui Klaipėdos krašte. Nuvykau į Klaipėdą, kur apsistojau vieninteliam lietuvių viešbutį Rytas. Man pasakė, nieko čia nepadarysi, kraštas evangeliškas, žmonės vokietėja, idealistų nėra. Vakare pas save mane pakvietė Jonas Žilius. Žilius karštas patriotas, kuris nesviruotų atiduoti gyvybę, jei matytų iš to naudą Lietuvai. Ieškojau talkininkų vietų žmonių tarpe, žinodamas, kad visiškai be jų joks sukilimas neįmanomas, o galima tik intervencija, kur Lietuvai galėtų baigtis nepriklausomybės praradimu. Daugiau nebegalima laukti. Susitarėm, kad mano duota telegrama Šaulinskiui apmokėkite sąskaitą 89 litų reikštų, jog perinam sieną naktį iš 8 į 9. Grįžau į Kauną. Išvargęs, nesiprausęs ir nevalgęs, pergyvenęs su klaipėdiškiais visas bėdas ir apviltas, kad čia, Kaune, nieko nepadaryta. Neišlaikiau. Atsistojęs pareiškiau. Ponas ministerė, jei karininkai nesupranta tos garbės, kuri jiems siūloma, tai paveskite man, aš atliksiu. Tūkstantis 1820 metais sausio 7 dieną pirmasias viešas miesto kapines pašventino reformatų pamokslininkas Augustas Eduardas Lambertas. Kapinės buvo skirtos laidoti įvairių tikėjimų ir įvairių tautybių žmonėms. Vokiečiams, lietuviams, anglams, prancūzams, olandams. Tik izraelitų bendruomenė gavo atskirą sklypą. Po 35 metų kapinės buvo beveik užlaidotos. Todėl užpiltos balastų, laivais į uostą atgabentomis žemėmis. Kvartalai sutvirtinti ir suformuoti betoniniai laiptukai. 20 amžiaus pradžioje kapinės praplėstos, įgavo L raidės formą.
Klaipėdoje gimusi mokytoja Gertrūda testamentu paliko didelę sumą savo kapavietei, kas 30 metų išpirkti, prižiūrėti ir puoselėti. O Šilutės dvarininkas Hugo Šojus atsisakė nuosavybės teisės į motinos ir jos tėvų kapavietę Klaipėdos kapinėse, matyt nenorėdamas didelių išlaidų. 20 amžiaus pradžioje, kai Tilžėje pastatė krematoriumą, miesto laikraštis paskelbė besipiktinančio tradicionalisto nuomonę apie naują laidojimo būdą. Laisvamaniai liberalai puoduose įstatė savo pelinus visuotiniai apžiūrai. Didelę nepagarbą mirusiejam. O ir kapinių tvarkytojai duobkasiai duoną nuslas uždirbę, jie visi savo artimuosius puoduose laikys. Miesto kapinėse rastas šunelis, šeimininką prašome atsišaukti. Miesto kapinėse rastas vyriškas šalikas, rasta kepurė, rasta baltos spalvos moteriška pelerina, kreiptis prie kapinių inspektoriaus. Tokius skelbimus miestiečiai perskaitydavo laikraščio Memeler Dampfbūt skyrelyje Pamečiau radau. Įdomu. Ar rastasis šunėkas turėjo ant kaklo Klaipėdos šunims privalomą žetoną su miesto herbu? Nepaisė žmonės taisyklių, juk negalima šunų į kapines vestis. Už tai grėsė nemažos baudos, net arešto iki 3 dienų galėjo gauti. Šiuose kapinėse palaidota apie 40 000 Klaipėdoje gyvenusių, kūrusių, dirbusių, svajojusių, ieškojusių laimės ir meilės, žuvusiųjų karuose ar atliekant karinę prievolę, kentėjusių ir gyvenusių viltimi, kad jų vaikai gyvens šviesiau. Kūdikių, kuriems per sunkus buvo šis pasaulis, per tamsus, per sudėtingas, toks nedraugiškas. Mane persekiojo įkyrios mintis. Ar gali žmogus, praradęs tai, kas jam be galo brangu ir miela, gedėti šviesiai, be priekaištų savo, kitiems ir aukščiausiajam? Pažvelk į marių paukštę, girdi jos giesmę, lengva, paprasta ir laisva nuo rūpesčių. Nei jis sėja, nei pjauna, o dangiškasis tėvas ją maitina. Argi tu nedaug vertesnis už ją? Vaistinės po Juoduoju Ereliu vaistininkas Johanas Zembrickis lėtai vaikščinėjo po kapines, užrašų knygelėje žymėdamasis įdomesnius antkapinius įrašus. Priėjo 3, liepė eiti su jais. Pasakė, kad suimamas už šnipinėjimą. Buvo ką tik prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas. Įtartini atrodė visi. Ir kapininis, ir Juodas Varnas, ir vaistininkas Zembrickis, ir buvę jo kaimynai, našlė Lypkė, knygininkas Engelkė, Kubilius Valensus, našlė Vesfal, mašinininkas Vysė ir netgi mažasis bažnyčios patarnautojas Uvė. Keleivį, pasimokyk iš jos likimo,
kad žemiška laimė tik trumpalaikis blyksnis. Dar spėjo nurašyti savo knygelę ant kapinį įrašą Johanas Zembrickis, šiomis dienomis žinomas kaip didžiausias Klaipėdos krašto istorikas. Kur palaidotas dėja nežinau net ir aš, Varnas Kapininis.
O kur savo augintinės papūgas vaikai laidojo, tuoj parodysiu. Ne vieną čia užkasė. Mėgo jie tuos kvailius paukštelius kankinti, kalbėti vertė, o papūgus tik plumpt, kojas aukštyn. Tai jas ten ir pakasdavo, kur dabar 3 kryželiai lietuvių kariams artileristams pastatyti. Neturėjo jauni kariai žūti, bet taip jau nutiko 1928 metais, kai į Klaipėdos uostą įplaukė anglų laivas Canterbury. Pagal jūrininkų tradiciją svetis pasveikino lietuvius 21 šūviu. Lietuvos kariuomenės 2 pabūklai turėjo atsakyti tuo pačiu, bet šaunant 17 šūvį lietuvių pabūklai užstrigo. Kai bandė pataisyti, sviedinys netikėtai sprogo ir pražudė 3 karius. Juos ir palaidojo čia, miesto kapinėse. Atėjo sovietai, naktį atvažiavo sunkvežimis, lietuvių karių paminklą išmontavo, o jo vietoje medį pasodino. Kad nieko ir nebuvo, galvotų žmonės. Tai vaikai prie to medžio duobutes negyvoms papūgoms kasdavo ir akmenukais pažymėdavo. Aš savo papūgėlę Mirabelę čia palaidojau. Močiutė pasakojo, kad seniau čia stovėjo maža koplytėlė, tokio grožio kaip tikra bažnyčia. Močiutė sakė, kad čia buvo palaidotas kažkoks pirklys ir kad jis laivų turėjo. Čia tikrai stovėjo maža koplytėlė, skirta atminti miesto geradarį Kristijaną Šlevį. Eidama per kapines tos mergaitės močiutė vis kartodavo, kad geri žmonės Šlevio koplytėlę kada nors atstatys, tikrai atstatys. Turėjo močiutė tokį tikėjimą. Kas žino, gal taip ir bus? Tūkstantis 1977 metais sovietų valdžia mano kapines jau buvo beveik sulyginusi su žeme. Tik palei Trilapio gatvę dar 8 metus galėjau atrasti vieną kitą užsilikusi paminklą. Ši vieta įgavo naują, dar niekam nepažįstamą pavidalą. Kiekvienais metais granito skulptūromis apaugantį parką. Tuometinė Klaipėdos miesto galva Alfonsas Žalys, pabuvojęs Skandinavijoje, gal net ir Vigelando skulptūras Osle pamatęs, sugalvojo, kad miesto centre vietoj senųjų kapinių įkurs dekoratyvių parko skulptūrų ekspoziciją. Kaukšėjo plaktukai ir kaltai, burzgė perforatoriai. Ant medžių lapų sėdo sunkios granito, bazalto, labradorito dulkės.
Per 15 vasarų Klaipėdos miesto erdvėse buvo pastatytos 131 skulptūra. Simpoziumuose sudalyvavo 69 skulptoriai profesionalai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Vengrijos ir Liuksemburgo. Jiems talkino nemažas būrys akmens meistrų. 20 amžiaus pabaigoje Klaipėda tapo Lietuvos moderniosios kultūros meka, granito kalimo skulptorių mokykla. Tuo metu mums buvo labai svarbu, kad Klaipėdoje galėjome kalti tikrą akmenį, nesiderindami prie valdžios užsakymų, kurti tai, ką mąstome ir jaučiame. Vilniuje tokių galimybių tada dar nebuvo. Po vandeniu tekėjo dar vanduo. 15 vasarų kilo dulkės smiltynėje, į žolę krito granito skeveldros, pirštų skausmas mėtės ant žemės ir tik lapės laukinės kniaukė. O po vandeniu tekėjo dar vanduo. 15 vasarų keltas plukdė granito formas į miesto krantą. Kažkas galvojo, kad bombos ir rytojaus nebus. O po vandeniu tekėjo dar vanduo. Kažkas žvelgė į debes ir stebėjo ateinančią audrą. Ji pašėrė kates. Jis sugrojo armoniką valsą. Po vandeniu tekėjo dar vanduo. Kai pastatė Mažvydą ir atvėrė katekizmą, nepatiko. Kad kojos per ilgos ir knyga nepatiko. Per daug joje nesuprantamų žodžių. O po vandeniu tekėjo dar vanduo. Ir reikėjo palikti šį krantą, kad vėliau išliptum švarus. Kad nereiktų kaltės ant savęs užsidėjus, taip nebyliai ir graudžiai raudoti. O po vandeniu tekėjo dar vanduo, kai rikiavosi žmonės džiaugtis, kai rugpjūtis nuleido žvaigždes ir ant irstančių kelių parklupdė. O po vandeniu tekėjo dar vanduo. Tik akys mūsų buvo sausos.
Ecce homo, sako Poncijus Pilotas, rodydamas į vainikuotą karalių. Štai žmogus, perklausė Poncijus Pilotas ir žiūri miniai tiesiai į veidą. Ecce homo, atsako minia, už ereziją nereikia atleisti. Kristaus galvos studija Ecce homo, sunaikintoms kapinėms atminti, sako skulptorius Vladas Vildžiūnas. Ecce Deus, jam atsako stovintieji prie tako žmonės. Paprastiems žmonėms geriau turėti kelis veidus, kelis namus, kelias mašinas, kelis sutuoktinius, kelis pasus ir kelis darbus, kelis gyvenimus ir kelias mirtis. Čia mano Varno kapininio nemokamas patarimas. Ypač gyvenant pavojingais laikais, o kitokių laikų, jei gerai pagalvoji, ir nebūna. Visi pavojingi, ypač mums, varnams. Kalvelė patrankai statyti, kad prancūzas mėmelio neužimtų. Šaldytuvas maistui vasarą laikyti. Vyno rūsys išvedo ambasadoriaus sveikatą išgerti. Slėptuvė nuo bombų. Laidojimo kripta. Kalvelė muzikos mokyklos kieme. Vaikų žaidimų pilis. Jauki pavėsinė pokalbiui su draugu. Tunelis į miesto požemį. Aikštelė parkui apžvelgti. Didelė auksinė galva virš žemės ridentis. 117 parko skulptūra. Į krantą išmestos žuvies akis. Viskas, ką pasakei, gali būti po to. Bet prieš tai ledainė mūsų atminčiai išsaugoti.
eina per vandenį, neskęsta, eina per ugnį, nedega, eina per ledą, nelūžta, eina per šiaudus, nešnabžda, eina per stiklą, nekraujuoja, eina per sieną, nesustoja, eina per rūką, nepaklysta, eina per mane, gimsta, eina per žemę, miršta, eina per parką, atmena.